Kalbėsiu tema continuous delivery, nežinau, kiek iš jūsų galbūt šitą temą jau girdėjo, pavyzdžiui, Agile turi, kas girdėjo. Okay, tai reiškia, suprasme, daugumai tai bus pakankamai naujas dalykas, bent jau aš taip tikiuosi. Arba apskritai, kas žino, kas yra continuous delivery? Dabar, kas yra continuous integration? Ok, tai aš tikiuosi tada, kad iš tikrųjų šita tema jums bus naudinga ir sužinosit naują buzzwordą, kuris iš tikrųjų jau kokie turbūt 2 metai tampa buzzwordas, nes vis daugiau ir daugiau įmonių continuous delivery pradeda implementuoti pas save įmonės. Taigi, aš esu Gediminas Guoba, dirbu architektų platformą. Kaip ir minėjau, šita prezentacija buvo daroma Agile Tools. Iš tikrųjų, aš tam kažkiek atkoregavau, kad ji galbūt kažkiek orientuotųsi į Java developerius tuo pačiu. Nes, kaip žinot, jeigu žinot, kas yra formas, tai tam pagrindė yra Microsoft stackas, Javas buvo kažkada biškai kvapą, dabar jau nebeliko, nors mes iš tikrųjų turim pakankamai nemažai visokių linuxinių mašinų ir jų didėja, Cassandros, bet kokie stebuklai džiaviniai, bet šiaip iš tikrųjų formas yra pagrindė Microsoftinis stackas. Visos prezentacijos metu aš pristatysiu pavyzdžius iš 2 įmonių, kuriuose buvo implementuota continuous delivery, tai viena, aišku, natūralu yra Atcom, tai yra pakankamai didelė kompanija, su daug serverių, daug transakcijų per sekundę, daug aplikacijų, developerių ne tiek daug, gal kažkur tai apie 70 ar kažkas tai tokio. Ir kita maža įmonė, kuri iš tikrųjų priklauso man, kuri užsiema smart meteringu, tai yra monitorina pramonės elektros išteklius ir jos optimizuoja, kur dirba praktiškai 2 žmonės. Ir jos iš tos įmonės buvo sėkmingai įdėtas continuous delivery, tai nesupraskite iš visos šitos prezentacijos, ką aš pasakosiu, kad tai yra skirta tik enterprise, tai toli gražu taip nėra. Startupai ir mažos įmonės kur kas lengviau gali tą implementinti negu kad didelės įmonės. Na, tiesiog bus žmonių kiekio, organizacinių dalykų ir taip toliau. Tai mes apie continuous delivery žinome maždaug 2 metai atgal. Būdami vienoj prezentacijoje. Ir per tuos 2 metus iš tikrųjų pakankamai daug pasiekėm. Matom dar daugiau, ką galim, kaip sakant, ir kur reikėtų ko siekti dar toliau ateityje. Tai iš tikrųjų iš to, ką atradom, ką patyrėm, kokius turėjom failus ir successus, tai visą tai pabandysiu šią prezentaciją papasakoti. Kai mes pradėjom Agile taikyti platformą, buvo cool, buvo skrūvas, buvo 2 savaitės. Išmokom šiek tiek skaičiuoti, kiek mūsų laiko atima tam tikros procedūros. Tai iš viso to padarėm tokį maždaug chatą. Aš įsivaizduoju, kad daugeliu įmonių tai galioja tas pats. Ir išsiaiškinom, kad šito viso savo developerių laiko mes skiriam tik 50% developmentui. Tai realiai, jeigu yra 2 savaičių sprintas, tai 5 dienas iš jų, tai yra iš 10 dienų, 5 dienas mes developmentam. Likusias dienas mes darom visokį statą kaip manual testavimas, tai pasiruošim prodai, integration, manual deployment, ir žinoma Scrum ritualai, tai yra planingai, retrospektyvos ir panašiai. Tai 50% tik tai laiko mes iš tikrųjų dirbom tą darbą, kurį turėtumėm daryti. Ir argi nebūtų iš tikrųjų cool, jeigu sakykim, Scrum ritualus palikim, Scrum ritualai yra ritualai ir iš tikrųjų mes nelabai galim pakeisti, tai jie būna tokie, kokie yra. Bet ar nebūtų cool, sakykim, 70% developinti ir tuo atveju tik tai 10% skirti, nežinau, kažkokiem tai tokiem nenumatytiem dalykam, kaip integration tokie, integravimas su kitais teamais, testavimai, deploymentai galbūt minimaliai ir panašiai. Tai su ta visa idėja, tai yra pasiekti tą procentą arba bent jau eiti link to, mes ir pradėjom vystyti continuous delivery, kuris puikiai mum, taip sakant, atsigulė kaip problemos sprendimas.
Jeigu grubiai kas tai yra continuous delivery, tai čia iš tikrųjų yra labai puikus pavyzdys, tai yra kibiras ir yra štanga. Galit nešioti vandenį, tokio atveju, kaip sakant, pasiėmat kibirą, įsipilat vandens ir kiek nunešit, visas laikas, kaip sakant, jau benešant ir ką padarysi. Arba kitas dalykas, gali tiesiog nuolat vandenį patekinėti, jeigu taip galiu išsireikšti į production. Taigi tas pats yra su continuous delivery. Galit developinti, testuoti, manual deployinti ir taip toliau, kaip pats tai kas 2 savaitės tą dalyką kartoti. Arba galit padaryti tokį dalyką, tai yra įsivaizduokit procesą, kai jūs kažką sudevelopinat, įkomitinat į source controlą ir visą tai išvažiuoja į prod. Ir jūs tik developinat, komitinat. Tai čia vat yra tas, taip sakant, skirtumas tarp continuous delivery ir paprasto development. Tam, kad pasiekti continuous delivery, iš tikro, pradžioje atrodo, tai nėra labai didelis taskas. Jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra nepaprasta, reikia turėti source controlą. Aš manau, kad visi iš jūsų turi source controlą. Reikia continuous integration kažkokį tai pulsą turėti, tai patėjo tam Jenkinsas dar kažkas. Reikia turėti unit testų, tai yra, reikia, kad jūsų kodas būtų kažkiek tai prakarintas unit testais. Reikia turėti functional UI testus, integration testus ir panašiai, tam, kad tiesiog įsitikinti, kad su kitom sistemomis reikia. Ir tuo tarpu dar reikia, kaip sakant, įgyvendinti įvairiausius skriptus, kad automatiškai deployinti, ten smoke testą paleisti po deploymento ir taip toliau. Na ir tuo pačiu užveisti monitoringą ar kokią nors sistemą, kad tiesiog nuolat monitorinti, kad jūsų sistema veikia, kad jie, taip sakant, aptarnauja klientus ir kad jums tiesiog nereikia atsitraukti nuo development ir pasižiūrėti, veikit, neveikit. Tai taskų iš tikro nėra daug. Tai dar prieš kiek laiko, čia gal prieš kokius metus, Urban Codas išpablišino tokį modelį, kur būtent parodo lygį developmento ir, sakykime, jeigu jūs norit būti pakankamai advanced developeriai, tai reiktų ir kažkur tai orientuotis į advanced developeriai. Jeigu jūs esate tik tai pradinukai, tai jūs dažniausiai turite kokį source code, dar kažką, tokiu būdu galite save įsivertinti. Ir jeigu sugalvojat, kad okei, mes viską žinom, mes esam stiprus, mes galim daug ir taip toliau, galite eiti į paskutinį lygį, kuris vadinasi Insane, kuriame yra būtent continuous delivery. Mes iš pradžių iš tikro nesupratom, kad, taip sakant, ką reiškia tie žodžiai Insane ir kodėl continuous delivery yra Insane, atrodo taip paprasta, viskas niekur sudėtinga ir taip toliau. Tai neišsigandę, taip sakant, to žodžio, sakant, sėkmingai sugalvojom, kad okei, visos įmonės mastu važiuojam į continuous delivery, darom continuous delivery ir, taip sakant, bandom kažką iš to išpešti. 2 mėnesius, gal kokie 4 developeriai aktyviai developino, buildino įvairiausią stuffą, prieš 2 metus galiu pasakyti, kad per daug ir to softo nebuvo, ypatingai ant Windows'ų, Windowsinis stakas, ką padarysė, jeigu esate ant Linux'o, jums biškai daugiau pasisekė. Java jau de facto sako, kad jums pasisekė. Tai po 2 mėnesių, ką mes turėjom? Mes padarėm custom configuration storage, kad mes saugom visus savo konfigus, tai yra serverių įpus, kas tai per serveris, userius, passwordus, ten folderius kažkokius, kur deployam ir taip toliau. Toliau custom package storage, tai, sakykime, žinot Nexusą? Tai padarėm Nexus savo. Toliau padarėm automated, sakant, išdevelopinom guideline'us, kaip kurti automatinius paketus, deploymentus ir taip toliau. Turim jūs, aišku, tai nesupir galvos. Toliau ten įvairiausiai sukūrėm guideline'us, kaip UI reikia testuoti, kaip smoke testinti po development, kaip serverius ten kurti ir taip toliau. Netgi pasidarėm PowerShell guru. Aš tikiu, kad jums tai yra nesuprantama, bet tai net nežinau su kuo sulyginti. Vien žodžiu padarėm neįmanoma. Ir dar tuo labiau, kad automatizavom VM, kuris iš principo yra neskirtas automatizavimui. Mes jį automatizavom. Tai va, tai 2 mėnesius dirbom, pasiekėm kažkokį tai rezultatą, kai realiai turėjom, kad mūsų ten vieną web serverį automatiškai jis ten pasikeldavo, susideployindavo, visi ten, taip sakant,
visas aplikacijas ir taip toliau, ir visą tai mes pristatėm savo developeriam. Pristatėm savo developeriam. Tai iš developerių buvo iš tikrųjų atsakymas toks, kad ką jūs čia padarėt, kas čia per dalykas, iš viso kaip su juo susipažinti, čia viskas per sudėtinga, mes realiai tą implementinti turėtume dabar atimti, sustoti, nieko daugiau nedaryti ir tik bandyti išsiaiškinti, ką jūs tai padarėt. Na, trumpai tariant, tai buvo feilas. Tai buvo feilas, kai mes supratom, kad jo, aš iš tikrųjų galbūt per daug toli pasižiūrėjom ir developeriams šiuo metu, jeigu, sakykime, ir galbūt nereikia, galbūt tai tiesiog developeriams yra nesuprantama. Ir iš tikrųjų atsisėdom ir pradėjom viską daryti iš to. Tai, kas buvo naudinga, pasilikom, tai, kas buvo nenaudinga, išmetėm didžiąją dalį. Bet pradėjom viską nuo naujo. Ir iš tikrųjų grįžom atgal prie teorijos. Ir knyga Continuous Delivery. Jeigu kas pradėsit Continuous Delivery daryti, būtinai paskaitykite tą knygą, kokius 3 kartus. Ir iš tikrųjų mes grįžom prie tos teorijos ir pradėjom gilintis ją iš naujo. Tai Continuous Delivery stovi tokių kolonų, kurios sudaro pagrindą, be ko realiai tas pats Continuous Delivery yra neįmanomas. Tai pirmas dalykas, pagrindinis, nors ir aš iš tikrųjų parašiau labai mažai, bet kultūra yra pagrindinis dalykas, tai yra kultūra pačioje įmonėje, yra pagrindinis dalykas, kad pasiekti Continuous Delivery. Tai čia kalbu apie tokius paprastus dalykus, kaip kad gerbti kolegas, ten nesintinėti mažų mažiausia, ten padaršį ir taip toliau. Elementarūs dalykai, ta prasme, kad pati kultūra net ir į dalykus tam tikrus požiūrius. Pavyzdžiui, kad reikia savo kodą maintaininti, kad reikia kažkaip tai įdaryti, rašyti, kad kitiem būtų ten aišku ir panašiai, kad reikia rašyti testus ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, yra įvairiausi dalykai, kurių tiesiog pasakė developeriam, kad eikim dabar ir darykim Continuous Delivery, na, jūs tiesiog galėsite daryti, nes žmonės va čia dar nėra susiformavę, ta prasme, kad visą tą daryti. Tai apie kultūrą aš tikrųjų kalbėsiu kiekvienam sekančiam slaide. Toliau, būtinai, kaip sakant, pradėti daryti tas driven development. Žinot visi, kas tai yra, ne? Tai be šito, sakyčiau, niekur negalėsit pajudėti. Continuous Delivery esmė yra tokia, kad ne tai, kad jūs darot prastesnį kodą, ne tai, kad jūs tiesiog užsimerkėte į savo kodo, programos, kokybę ir taip toliau, bet Continuous Delivery yra esmė, kad jūs kiekit kodą iš tikrųjų net aukštesnės kokybės ir kur kas greičiau. Tai po Continuous Delivery atsigula visi tie dalykai, kas iš tikrųjų jūsų kodo kokybę kelia, jūsų produkto kokybę kelia ir tuo pačiu tai jums leidžia, sakykime, mažiau laiko skirti rutininiam dalykam. Tai pavyzdžiui, tas pats Test Driven Development, jūs galite rašyti kodą, kaip rašydavot anksčiau, tai yra parašot kodą, patestuojat, kad tokiai jis ten maždaug veikia ir viskas, arba kitas dalykas, jūs galite parašyti testus. Ir kaip praktika rodo, tas Driven Development būtent yra ta praktika, kuri, taip sakant, visų pirma, tai yra kur kas labiau padeda jums pakelti viso kodo kokybę. Jeigu jūs iš tikro nesat parašę gyvenime nei vieno testo, dar kažką, tai jums receptas iš tikro yra labai paprastas, tai yra pradėkit rašyti. Pradėkit rašyti testus, tiesiog parašykit pirmą savo testą. Aš pamenu savo pirmą testą, gal kokią, 15 metų atgal. Tai jo, buvo kažkas cool. Aišku, aš paskui tą testą turbūt 5 kartus perrašiau, kol, taip sakant, kažkas tapo, kaip čia pasakyti, usable, readable. Bet tiesiog pradėkit rašyti testus. Parašykit pirmą testą, parašykit antrą testą. Testai nėra kažkas tokio, ką gali tiesiog supranti, kad jo reikia jūs rašyti. Ne, dažniausiai developeriai nespranta, kad testus reikia rašyti, nes nėra tokio instant feedback. Tai tiesiog pradėkit rašyti testus ir pajausit. Ir kitas dalykas, pradėkit rašyti testus mažų mažiausiai kiekvienam surastam bagą. Suradot bagą, parašykit testą.
Tokiu būdu jūsų testų, kaip sakant, kiekis tik didės ir tai bus, taip sakant, pirmieji žingsniai testuojant. Antras dalykas, kai jūs jau turit testavimą, kai jūs jau, taip sakant, turit kažkiek testų, pradėkite naudoti Continuous Integration tools. Vėliau aš apie toolsus pakalbėsiu, kokius rekomenduočiau naudoti, kokių nerekomenduočiau naudoti, kokie apskritai jie yra, bet reikia būtinai, taip sakant, užsiveisi kažkokį Continuous Integration toolsą. Tai ne vien tik tai tam, kad tai, sakykime, buildintų jūsų kodą ir ranintų testus, bet, sakykime, einant toliau, kad ir automatiškai ruoštų paketus, galbūt net automatiškai deployintų kažkokias tai development aplinkas ir taip toliau ir taip toliau. Praktika rodo, kad galite rašyti testus, bet jeigu jūs jau neraninsit ir nemonitorinsit, negausite mailų, kad jie feilina ar dar kažką, jeigu jūs parašysit testų, bet jų nemonitorinsit ir jie feilins, tai jie ir feilins. Kitais žodžiais, būtina, sakykime, ne vien tik tai susetapinti testus ant Continuous Integration toolso, bet uždėti ir kažkokį monitoringą, kad jūs pastoviai monitorintumėt. Priešingų atveju gaunasi taip, kad ten po 2 mėnesių dar kažkas pasikeli kodą, o jis nesisuka, pasižiūrė Continuous Integration, o jis jau ten 10 metų nesisuka ir taip toliau. Tai Continuous Integration, taip sakant, ne vien tik tai užsukit, bet ir užsukit, taip sakant, ant jo monitoringo. Kitas dalykas, jums reikės Configuration Managemento. Configuration Managementas, ką šiek tiek užsiminiau, tai tiesiog jums reikės kažkokio tai repozitoriumo, kur jūs galėsit saugoti savo kažkokius tai konfigus. Jeigu jūs deployinat savo paketus į development aplinkas, tai yra vienas dalykas. Jūs turbūt deployinat, taip sakant, su vienokiais parametrais mažiausiai serverių įpai, passwordai ir taip toliau. Jeigu jūs deployinat į prodą, tai yra visiškai kita konfiguracija, tai būtent Configuration Managementas tą ir padaro. Sekantis dalykas, reikia pradėti galvoti apie tai, kaip jūsų sistema, kaip čia galima pasakyti, kaip jūsų sistema galėtų būti ne tai, kad self-recoverable, bet, sakykime, atlaikytų networko trikdžius kažkokius, tai laikinus nutrūkimus ir panašiai. Tai čia, sakykime, vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip daryti tą gražų versijų įsivyčinimą. Nes, kaip sakiau, jeigu jūs įsivaizduojate, kad komitinat kodą į source kodą ir jis įeina į prodą, tai natūralu, kad jums reikia kažkokio tai, kaip sakant, gentle version switcho. Tai yra, kad tvarkingi visi useriai, kurie naudojasi jūsų seną aplikaciją, kad kažkaip tai būtų perjungti į naują aplikaciją ir taip toliau. Kitas dalykas, be abejo, reikia kokį rollbacką. Tai yra, jeigu jūsų skriptas deployina jūsų aplikaciją ir vyko kažkoks failas, turi būti rollbackas arba mažiausiai turi vartotojai būti neprileisti prie naujos versijos. Be abejo, reikia monitorinti sistemą. Kaip ir sakiau, galit developinti ir nuolatos žvilčiuoti, ar taip sakant, jūsų aplikacija veikia, arba galit tiesiog iškišti kažkokius tai parametrus apie savo aplikaciją, juos monitorinti ir tokiu būdu, taip sakant, gauti notifications, kad kažkas tai su sistemai yra negerai. Na ir toliau, tai šiek tiek pakalbėsiu apie toolsus. Tai būtent kiekvienai tai daliai, apie kurią kalbėjau, kokius galėtumėt naudoti toolsus. Čia bus ne vien tik tai Java skirti toolsai, bet, sakant, in general, kad daugiau mažiau būtų aišku. Čia yra pavaizduotas continuous delivery procesas, toks, galima sakyti, pats paprasčiausias, didelių mikrodatų ir taip toliau. Tai logika labai paprasta, kodinant, sukomitinant į source control. Ir praktiškai viskas. Galutiniam continuous delivery, kurį jūs pasieksit, realiai jūs darysit šitos du dalykus. Tai yra kodinsit ir komitinsit į source control. Vėliau jūsų kodą, sakant, natūraliai pasiema Continuous Integration toolsas, jis subildina, prasuka unit testus, jeigu viskas gerai, prasuka integration testus, jeigu viskas gerai, prasuka kitokius ten kokius nors testus, ten UI, ten API, whatever. Toliau subildina paketą, suuploadina į repozitoriumą, tada, taip sakant, eina deployment skriptai, kurie iš repozitoriumo pasiema konfiguraciją atitinkamai nuo aplinkos, kažkur tai sudeployina,
prasuka tą vadinamą smoke testą, tiesiog įsitikinti, kad jūsų aplikacija sėkmingai padeployinta ir sėkmingai veikia ir viskas. Tada realiai jums belieka tik tai monitorinti. Tai iš source controlų, ką galėčiau rekomenduoti naudotojai, turbūt daug kas, taip sakant, žino, toks numeris 1 šiuo metu yra Gitas, kas naudoja Gitą. Ok. Platformą mes Gitą pradėjome naudoti prieš pusę metų iš tikrųjų. Pradėjome naudoti prieš pusę metų ir dabar dalis projektų yra SVN, dalis projektų yra Gitė. Mes iš tikrųjų dėl to, kad daug nesijautino. Kas ten jau normaliai valdės Gitą, visus savo projektus migruoja į Gitą, kad kas nors grįžtų į SVN dar negirdėjau. Bet kas naudoja GitHubą? Ką iš tikrųjų mes gavom su Gitu, tai daug nesiplečiant, kuo ten tas Gitas ypatingas, tai atmetant visas jo kaip source controlo privalumus, mes iš Gito gavom naudą, tai yra socialiniai lėjai. Tie, kas dirba su GitHubu, žinot, kad ten yra ne vien tik tai, kad repozitoriumas įkomitinti source kodą, bet tuo pačiu ir yra, sakykime, visa informacija apie komitus, formos, merge requestam, visokiem pull requestam daryti ir taip toliau, wiki, issuesai ir taip toliau ir taip toliau. Realiai su Gitu pas mus padaugėjo dokumentacijos. Mažų mažiausia. Nes anksčiau platforma, ta prasme, kad per daug rašyti dokumentacijos, tai nėra priimta, tiesiog jos nelabai reikia. Dokumentacija yra tymas ir tiek žinių. Bet iš tikrųjų su Gitu tos dokumentacijos kur kas padaugėjo, nes yra projektas, viskas labai aišku, prie projekto yra wiki. Mažų mažiausia, kas arba ko tavęs pastoja klausinėtų, paėmė parašai į wiki, tai visi žino, taip sakant, kad prie šito projekto wiki ten viskas yra. Failai kokie irgi, taip sakant, eina į wiki ir pasipučia iš failų. Issuesai, jeigu kažkokie irgi registruoja issuesus prie wiki, tai yra prie issuesų ir vėlgi, taip sakant, viskas su to pačiu projektu saugosi. Nekalbu apie merge requestus, kas iš tikrųjų pakeitė mūsų kultūrą, atformą iš tos pusės, kad prasidėjo code review'ai. Tymas viduje susitarė, kad viskas yra, sakykime, kokie 2-3 masteriai arba, sakykime, tarkim, visi masteriai, bet niekas nekomitina į masterį. Masteris SVN atrankas. Visi developina ant savo branšų, kai sudevelopina feature, siunčia merge requestą savo kokiam kolegai ir sako, peržiūrėk šitą dalyką ir sumergink į masterį. Kad developeris atsidaro, per tą patį, nepaminėjau, mes naudojam GitLab, sorry. Per tą patį GitLabą atsidaro, ten pasižiūri, taip sakant, kas ten keitėsi, kas ten buvo sudevelopinta, jeigu tam ką šis checkoutina subildina, viskas, sako, merge. GitLabą sumergina ir, taip sakant, viskas atsigula į masterį. Tai vat code review iš tikrųjų žymiai pagerėjo ir dingo toks feelingas, kad aš nežinau, ką tas kolega daro, čia šitas bugas ar dar kažkas čia darė kolega, tai palauksim, kol jis ateis tikrai ir padaro. Šitas dalykas dingo, nes tu realiai kur kas daugiau gauni code coverage, tokio vizualaus. Tai vat Gitas, sakau, ne tiek pridėjo naudos kaip pats repozitoriumas, bet pats GitLabas pridėjo tą socialinį layerį, kuriuo mes iš tikrųjų patenkinti. Bandžiau Mercurialą, kažkada nepatiko, galite su manim ginčytis, bet nepatiko. SVN'as pasta. Toliau, kalbant apie continuous integration toolsus, kas naudoja TeamCity? Nebenaudokit. Čia yra mano nuomonė. Su TeamCity aš pradirbau kokius turbūt 6 metus. Paraleliai kažkiek teko dirbti ir su Jenkinsu, tai kaip prieisit prie continuous delivery, suprasit vieną tokį dalyką, kad TeamCity's tiesiog iš esmės tam nebetinka. Ir dėl tokio, atrodo, visiškai paprasto dalyko, kai tai nėra pipe. Tai yra, tu negali savo proceso paimti, susidėti ir tiesiog padaryti tai kaip procesą. Nes pas mus dabar realiai gaunasi taip, kad yra krūva bildų prie kiekvieno projekto ir ten maždaug peržiūrinu ir spėlioju, kurį čia reikia paleisti. Jenkinsas tuo tarpu labai smarkiai, taip sakant, pakeitė visą šitą dalyką, ten, kur mes jį naudojam, nes tu žinai, kad paleidi šitą, jis ten iš checkoutina pasidaro, ką jam reikia, ten, kur reikia sudeployina ir panašiai, prosto tas vizualumas yra visai kitas. Nekalbant apie licenzijas ir visą kitą.
kas kartą, kai reikia TeamCity'e agentų pirkti, pastoviai ten straglinimai vyksta, pirkti tai nepirkti, nes jie pelno ir nepigiai, bet kainuoja. Toliau Buildbotas, jeigu jau esat kietę ant Jenkinso, TeamCity'o ar dar kažko ir jums trūksta kažko daugiau, imkit Buildbotą. Padarytas su Pythonu, galite ten viską susiskriptinti, su Buildbotu yra bildinami tokie toolsai kaip MongoDB, nesumeluosiu, kad man atrodo tas pats Linuxo kernelis irgi su Buildbotu, tai yra iš tikrųjų mans dalykas. Kuris kontrolas yra vienas dalykas, nežinau, kiek jis yra suportinamas, anksčiau tai buvo ko ne vienintelis dalykas, dabar aišku, kur kas daugiau atsidarė. Na ir Go, tai yra Martino Fowlerio firmos produktas, Martinas Fowleris. Šitą pavardę užsirašykit. Martino Fowlerio kontoros gaminys, kuris iš tikrųjų yra padarytas ant kuris kontrolo, bet būtent tai yra toks pirmas dalykas, kuris yra visiškai orientuotas iš pat pagrindų į continuous delivery. Ten, sakykime, yra kitų visokių kolabnetas, ten ant SVN kažką tai bildina, bet tai jau yra kažkas tai išvesta. Šitas dalykas padarytas nuo nulio, turint omeny continuous delivery. Tai jeigu manęs paklaustumėt, aš rinkčiausi Jenkinso. Krūvą pluginų, padarysit iš jo tai, ką reikia. O ypatingai ant Javos, tai ten iš viso jis puikiai integruojasi, viską daro ir taip toliau. Toliau bildinti galite iš tikrųjų su kuo norit. Tinkur manomas, imkit manomą, aš dar Javai mažai žinau, bet bene pats paprasčiausias dalykas, jeigu ne, imkit Gradlą, Antą ar kažką Teo. Tai čia iš tikrųjų didelės problemos nėra, ten toolsų ypatingai Javai pilna. Jeigu unitestai, tai mano numeris vienas yra JUnitas, nežinau, kažkas daugiau rašo testus ant kažko kito. Jeigu yra integration testai, tai vėlgi priklausomai nuo to, ką jūs norite daryti, jeigu norite leisti į atskirų mašinų, investuojant į paskutinį state ir taip toliau, tai jums iš tikrųjų puikiai tinka Jenkinsas ir Jenkinso DMR pluginas, nes būtent tą visą automatizaciją Jenkinsas savo viduje jau turi. Na, tai man nekalbėsiu. Toliau, jeigu jums reikia UI-tas, tai jums Selenium WebDriveris. Nesumaišykit Selenimo ir su Selenium WebDriver, tai yra du skirtingi dalykai. Ir architektūriškai ir bet kuo visiškai skirtingi. WebDriveris tai yra kiekviena naršyklė dabar savyje implementuoja automatizacijos interfeisą, kuris būtent ir vadinasi WebDriver. Tai jeigu anksčiau Seleniumas testuodavo UI per JavaScriptus ir ten visokios fokusus, tai dabar jis jungiasi tiesiai į pačios naršyklės interfeisą ir, sakant, 100% emuliuoja userį. Tai yra, jeigu yra klikas, tai yra naršyklė jį sureaguoja taip, kaip į normalų userio kliką. Tai yra, taip sakant, lyg kažkas būtų pasijungęs į smegenis ir tiesiai smegenyse siunčia, taip sakant, signalus. Tai Selenium ir Selenium WebDriver yra du skirtingi dalykai. WebDriver kur kas lengviau developinti ant WebDriver ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu su Selenium buvo nightmare, kas taip sakant, developinot ir dėl to nenori daugiau grįžti, tai siūlyčiau dar kartą pabandyti WebDriverį. Toliau repozitoriumo, tai Nexusas, net tai Nugetas, bet dar ten kažkokie tai yra, tai čia iš tikrųjų tų variantų irgi pilna. Toliau iš tikrųjų prasideda įdomioji dalis, kuri turbūt yra daugiausia visiems aktuali, tai yra būtent configurationas, deploymentas ir panašiai. Ką šitoje vietoje pasirinkti? Dėl configuration managemento buvo kažkada toks senas toolsas, būtent nesuvokiamas jau kažkur nuo 2009 metų, kad jis yra labai paprastas, escape. Tai yra tiesiog key value storage'as. Tai yra kiekviena aplinka, jūs galite įsisaugoti. Ten kokia nors duombazė, va toks įpas, ten tokia duombazė, toks useris ir taip toliau ir taip toliau. Key value storage. Toliau eina tikrai labai advanced toolsai. Tai yra Puppetas ir Chefas. Žinot, Puppetas, Chefas? O, super. Kas Puppetą developino? Kas Puppetą naudoja įmonė? Kas Chefą naudoja įmonė? Bet tai jau gera pradžia, kad bent jau žino tokius dalykus. Ne visi vyrėja turi. Kaip? Ne visi vyrėja turi įmonėj.
Ja. Tai kas tai yra per dalykas? Tai yra dalykas tuo pačiu ir configuration managementas ir skirtas deploymentui. Tai yra jo pagalba galite suautomatizuoti ne tik tai savo aplikacijų deploymentą ir jų konfiguraciją, bet tuo pačiu viso serverio paruošimą. Ir čia iš tikrųjų yra toks dalykas, pavyzdžiui, savo įmonėj. Mes deployam softą labai daug serverių, prasme pas vieną klientą, pas antrą klientą, trečią klientą. Ten naudojam Puppetą ir iš tikrųjų be Puppetą aš neįsivaizduoju, kiek mes turėtumėm skirti darbo, kad palaikyti tuos visus serverius vienodus. Dabar, jeigu, sakykime, keičiasi kažkoks settingas, ActiveMQ, kokį pakonfigini, ten kokį nors Linux, ar ten dar kažkokį settingą, hostus ar dar kažką taip pridedi, viską tai padarom per Puppet script. Tokiu būdu mes žinom, kad paleidžiam tos skriptus, taip sakant, ant vieno serverio, paleidžiam ant kito, žinom, kad šitie serveriai yra visiškai identiški. Ir visi settingai, kuriuos mes, taip sakant, suskriptinam, visi settingai bus užaplainti lygiai taip pat ant abiejų serverių. Jeigu man tą reiktų padaryti rankomis, nežinau, aš turbūt ant pusę laiko sėdėčiau ir rankutėm kažką tai maigyčiau, kad ten atsidaryti failą, susirasti vietą, kažką tai sukišti ir taip toliau. Tai jeigu jūs savo aplikaciją, arba, sakykime, apskritai turit daugiau nei vieną serverį, pradėkim daugiau nei 5 serverius, aš labai rekomenduočiau pradėti žiūrėti iš tos du toolsus. Su Shepu turiu mažai patirties, bet Puppetas tai yra, sakyčiau, bene numeris 1 configuration management tools. Abudu yra nemokami, galite tiesiog parsisiųsti ir imti pradėti naudoti. Tai tikrai vertas dėmesio dalykas. Jeigu bus didelis poreikis, susidomėjimas, galėsiu iš tikrųjų atskirą prezentaciją padaryti vieną Puppetą ir kaip jį galima, kaip sakant, panaudoti tiek deploymente, tiek serverių paruošime ir taip toliau. Na, toliau smoke testai, tai čia jau depends. Mes dažnai iš tikrųjų darom aplikacijų self-checkus, tai yra tiesiog pačios aplikacijos sugeba pakankamai pasitikrinti, ar jos viską pasiekė, ar visi resursai, ar ten gali išsiųsti message'ą į kokį RabbitMQ ar dar kažką. Ir tuo pačiu, jeigu reikia papildomai, tai dar prasukam kažkokius tai minimalius integration testus, kurie, sakykime, nekeičia sistemos statuso, bet mažiausiai prapingina, pasižiūrė, ar suvaišytų message'ai, duombazės susiupdeitina ir panašiai. Tai be abejo gali prasukti ir kažkokį Selenium testą, tiesiog praeiti per UI, pasižiūrėti, ar tam tikras funkcionalumas sukasi ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, tai lieka vėlgi tas pats monitoringas. Vėlgi, kaip sakiau, įmonė maža, aš nekalbu apie platformą, bet serverių krūva. Ir jeigu man dabar visus reiktų eiti ir žiūrėti, šitas serveris gyvas, šitas serveris nebegyvas, dar kažką ir taip toliau, tai vėlgi pusę laiko aš turbūt praleisčiau konfigūravimą, kitą pusę laiko tiesiog pasižiūrėti, kas ten veikia, kas ten neveikia. Tai vat iš tikrųjų visi šitie dalykai, kaip monitoringo toolsai, padeda man tuo, kad aš tiesiog vieną kartą susetapinu ir, taip sakant, visi serveriai yra nuolat stebimi. Jeigu kažkur tai vyksta nukrypimas, iš karto man, taip sakant, pasako ir klientas paprastai net nepajaučia, kad kažkas įvyko. Atforme irgi tas dalykas yra labai išsiplėtęs ir vis daugiau atformų yra ką galima su monitoringu. Monitorinam praktiškai dabar net ir įvairiausias biznio metrikas, tai yra jeigu įvyko A plus B, o C kažkas tai kita, tai greičiausia nieko tokio, bet jeigu D, na, tai greičiausia vis tik tai kažkas negerai ir tada reikia pasižiūrėti. Tai kalbant apie toolsus, jie visi yra nemokami, galite rinktis bet ką. Viena populiariausias yra Nagios, bet Nagios yra skirtas tik tai statuso monitoringui, jeigu taip galiu pasakyti, jis nekaupia metrikų. Tai yra jūs prisijungia ir žinosit, ar jūsų sistema veikia, ar ji neveikia. Tuo tarpu Zavexas Mooninas Kakti kaupia ir metrikas. Tai yra procesoriaus apkrovimai, atmintis, jūsų aplikacijos kažkokie tai apkrovimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų šitie yra tokie be nepopuliariausi toolsai, visi yra open source, visus galite tiesiog prisisiųsti, imti pradėti naudoti. Mes atformą naudojam Zavexą ir nieko kito. Tiek, taip sakant, kažkur gerai, kažkur nelabai, bet iš tikrųjų labai patenkinti.
Jeigu, sakykime, pradėti monitorinti, tai Benetūsas numeris 1. Taigi, pabaigai, iš tikrųjų, ką mes turim dabar formę, po tų 2 metų developmento, jeigu taip galiu pasakyti developmentos, greičiau migracijos, tai iš tikrųjų, dabar pas mūsų formę pasiekėm tokį dalyką, tarp kitko vėlgi apie kultūrą. 2 metai atgal, mes kai darėm prezentaciją, pasakėm, visi developeriai releasins į prodą. 70 developerių releasins į prodą, visi tuo metu įsivaizdavo, kaip natūralu, tai atrodo beprotiškai. Ir kažkur tik tai, nežinau, nepilni metai atgal, kai mums pavyko parodyti, kad tai yra natūralu, taip turi būti ir taip viskas yra gerai. Tai šiuo metu pas mus visi developeriai releasina į prodą ir iš tikrųjų pasiekėm tai, kam Continuous Delivery yra skirtas, tai yra, kad daryti dažnesnius releasus, daryti greitesnius releasus ir taip toliau. Tai jeigu pas mus yra kažkur tai netoli 70 developerių, tai tik pasižiūrėjau praeito mėnesio statistiką, mes padarėm kažkur tai 360 releasų. Tai yra vidutiniškai berods po 17 releasų kasdien. Tai yra aplikacijos, normaliai buvo keičiamas, taip sakant, per 17 releasų kasdieną pastoviai važiuotų kaip prodą. Čia tikiu yra negalutinis skaičius, pavyzdžiui, Flickras, Facebookas ir taip toliau. Flickras berods daro kas 5 minutės po releasą, ten Google'as dar ten dažniau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai 17 releasų dar nėra daug, bet jau šiuo metu atsirado toks feelingas, kad jeigu mes anksčiau mąstydavom taip, kad sprintą developinam, sprinto gale releasinam. Turbūt tai daug kam yra pažįstama, tiesiog padarai kažkokį didelį paketą ir ten paskui bandai sprausti kažkur tai į prodą. Tai šiuo metu taip visiškai nebėra. Paketai tapo visiškai paprastesni. Prasme, kad paruošiai kažkokią aplikaciją, praktiškai net ir planavimas vyksta per tai, kad padarom šitą aplikaciją ir galime ją releasinti. Tai praktiškai pradedi dirbti ir vos ne tą pačią dieną, vos tik tai baigęs ją išmeti į prodą. Tai, sakau, šitoje vietoje releasai patapo kur kas paprastesni, mes turim ten kur kas mažiau visokių failų, rollbackų ir taip toliau ir taip toliau. Tai kitas dalykas apie Continuous Delivery, ką reikia žinoti, kad tai yra nuolatinis procesas. Jūs negalite pasiskirti laiko, sakykime, 2 mėnesiai ir sakyti, kad viskas per 2 mėnesius mes pasidarysim Continuous Delivery ir nepadarysim, turėsim ultra super duper sistemą. Taip iš tikrųjų nebus. Taip iš tikrųjų nebus, nes pirmas dalykas, kiekviena įmonė yra savotiška, turi tam tikrus savo procesus, tam tikras vėlgi kultūras vyraujančias ir panašiai, tai to iš tikrųjų taip greitai neįvyks. Vienas dalykas, antras dalykas, pasiekę tam tikrą žingsnį jūs norėsite dar daugiau. Dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau, kol, nežinau, turbūt tai, kaip sakant, niekada nesustos. Nes, sakykime, būtent jeigu mes turėjom automatizavimas ten kažkokius, tai tiesiog, ta prasme, viskas prasideda tiesiog nuo paketų automatinio subildimo į repozitoriumą su releasinimu, tai tada prasidėjo automatiniai deploymentai po su releasinimu, paskui prasidėjo automatiniai testai po releasu ir taip toliau ir taip toliau. Čia judėti yra toli kur. Kitas dalykas, jeigu jau vis tik tai nuspręsite imti Continuous Delivery, tai nerekomenduočiau imti ar tiesiog viską bandyti apimti. Tai yra pradėti ir testus rašyti, ir Continuous Integration, užsikurti, monitoringą ir taip toliau. Darykite tai step by step iš tikrųjų. Nes vienas dalykas, būtent jūs kažkaip turėsite tą pasidalinti su savo team memberiais. Vienas dalykas, ir jeigu jūs nubėgsite per tolį, jie tiesiog nespės paskui jūs. Kitas dalykas, tai yra step by step, tai gali būti daroma step by step. Ta prasme, pasidarykite, normaliai pasirašykite, pradėkite apskritai rašyti testus. Paskui pradėkite, ta prasme, analizuotis Continuous Integration, ką jis jums gali duoti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip sakant, be agile, žingsnis po žingsnio, rinkit, taip sakant, rinkit feedbacką, keiskit savo procesą ir developinkit toliau. Na ir pabaigoje, ką mes šiuo metu turim formę, tai būtent ta prasme, kad automatiškai yra visiškai automatiškai kūrinių paketai.
apie tokį dalyką, kad kažkam tai kažkur, tai yra pačiam kažką imti, kopijuoti į kažkokį serverį, zipinti ir dar panašiai tokio dalyko jau senai nebesudaręs. Viskas vyksta automatiškai ir net jeigu reikia development aplinkoje kažką minimaliai pafiksinti, paprastai to nedarai, tiesiog pasakai, okei, aš noriu šitą dalyką man padaryti, iš jo susiping, suarchivuok, sudėkti į repozitoriumą ir išreleasing, tai būna kur kas greičiau negu pačiam imti kopijuoti. Tai šitas dalykas visiškai pasikeitė ir dar savo įmonėje, kur turiu, tai apskritai mindsetas net atsirado toks, kad dirbu ant branšo ir vietoj to, kad spausčiau mygtuką release to prod, darau merge to master. Ir esu ramus, kad viskas, kas suėjo į masterį, tiesiog bus išreleasinta į prod. Tai va šitoje vietoje mindsetas visiškai keičiasi. Toliau atsirado krūva testų. Jeigu, sakykime, anksčiau ten kas daugiau, kas mažiau rašydavo unit testus, kas yra iš tikrųjų paprasčiausia forma viso testavimo, tai paskui natūralu, tiesiog žmonės suprato ir pajautė tą naudą iš tos rutinos mažinimo, kad kuo mažiau užsiimti tokiais nuobodžiais dalykais kaip integration testai ir panašiai. Tai iš tikrųjų integration testavimas labai greitai tapo automatinis, ten kur yra API, iš karto APIs pradėjo dengtis testais, UI jūs irgi iš karto pradėjo dengtis testais. Tam tikri tymai net pradėjo daryti tam šiokius tokius frameworkus, kad tiesiog optimizuoti tam tikrų funkcijų parašymą. Iš tikrųjų, jeigu taip galim pasakyti, tymai atsistojo ir patys nuėjo teigiamą kryptim. Na ir sukūrėm pulsą paskui, kuris mums padeda releasinti. Sukūrėm paskui savo pulsą, kurio pagalba būtent releasinam. Tai iš tikrųjų toks labai paprastas dalykas yra atskiros aplinkos, tai yra būtent 5 aplinkos. Nežinau, kiek jūs pas turit, pas mus yra pakankamai mažai. Stengiamės mažinti. Ir čia tiesiog tokie paprasti dalykai. Prasme, kad užsiregistravo releasas, jeigu tu nori, taip sakant, kažką tai su juo padaryti, padeployinti ar dar kažkas spaudinti deploy, išsideployino, ten surenkamas pilnas logas iš visų serverių ir taip toliau. Tai būtent registruojant paketus yra nurodoma, į kokią serverių grupę deployinti, į kokius data centrus ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, net yra tokie releasai, kur deployinasi per atskirus data centrus, tai įsivaizduokit, automatizacija yra iki to, kad susideployami į 4 serverius iš 40, pratestuoja, pasižiūri viskas gerai, paslėpti tam tikrus dalykus, nerodyti, daryti versijų switchą, rodyti tam tikras funkcijas tik tam tikriem vartotojam, pažingsniui juos, taip sakant, plėsti toliau ir taip toliau ir taip toliau. Nes čia iš tikrųjų, kaip tik visai nesenai turėjom tokį projektą, kai iš esmės keitėm architektūrą, ta prasme planavom naują architektūrą formui ir iš esmės keitėm vienam projektui. Tai tam, kad tiesiog nenulaužti senos sistemos ir atsargiai įkišti naują, tai tiesiog uždėjom, kaip čia pasakyti, redirektorių arba proxy priešais, kuris tvarkingai tam tikrus userius nusukdavo į naują sistemą ir tokiu būdu mes paviškai įsitikinom, kad viskas tvarkingai veikia, deployinam naujus featureus, viskas vis dar veikia, kol vieną dieną visą srautą paėmėm ir perjungėm, taip sakant, į naują aplikaciją. Tai tokie dalykai irgi su continuous delivery atsiranda, tai patampa tiesiog kasdienybė. Kas pas jūs rašo user acceptance testus, ar iš vis rašo? Realiai, pamatysit ne vieną straipsnį prie continuous delivery, agile ir taip toliau, kad klausimai reikalingi QA ir taip toliau. Pas mus QA yra ir jie yra visuose tymuose, ta prasme, kad bent po vieną QA kiekvienam tyme. Ir realiai tai yra tie žmonės, kurie, kaip čia pasakyti, ne tai, kad jie rašo testą, mes, kaip ir sakiau, anksčiau buvo toks dalykas, mes sakydavom testeriai rašyti testus, dabar viskas užmaninam tą dalyką, bet QA dabar dirba tai, ką jie turi dirbti, tai yra būtent jie assurina quality.
Gali būti, kad išeis kažkoks release'as, ten kur QA normaliai nesužiūrės, kaip ir UX-as, user experience, kaip ir dar kažko tai ten, sakykime, galbūt ir gal nepažiūrės, kad mažai protestuota ar dar kažkas. Bet tiesiog sekančių release'ų pasakys, okei, va šitą naują feature mes iškėtėm, bet man atrodo, čia biškai trūksta testų, ten kažkas tai dar, kaip sakant, netaip veikia, arba galbūt trūksta va tokio kažkokio tai use case, davai šitą dalyką susiplanuokim ir pasidarykim. Tai tokiu būdu būtent pasiūlys. Tai dar kartą tada kokia rolė yra tokių, ką jis daro, jis kodą žiūri, ar jis tiesiog... Jis kodą nežiūri. Jis kodą nežiūri, jis, sakykime, žiūri testus, pasileidžia testas, sakykime, žiūri, kaip testas, kaip sakant, ką jis testuoja ir panašiai. Analizuoja tuos pačius iššūkius susijusius su programinė įranga, ten tiek errorus užregistruotus, tiek atėjusius iš klientų ir taip toliau. Ir būtent pagal tai daro rekomendacijas, kaip reikia mūsų softą toliau, ta prasme, plėtoti ir ką coverinti, ta prasme, kad jo kokybė išliktų. Tai vat jo pagrindinė užduotis yra tokia. Jis realiai nerašo niekas tik taip. Anksčiau, sakau, bandėm tą dalyką, taip sakant, įvesti, kad testeriai rašytų testus, bet testeriai nėra developeriai, ten prasidėjo kuriozai, tai netai testuoja, arba netai testuoja, ką reikia, arba neperpanaudoja kokių bibliotekų, kurios elementariai ten jų visą kodą parašyti ištarną ir vieną eilutę įdeda. Tai to pasekoje mes pasakėm, okei, jūs darykit QA, tai, kam iš tikrųjų jūs geriausiai, taip sakant, ką jūs geriausiai galite, o developmentą palikim developeriam. Ir viskas, jeigu jūs to nesiginčia ir niekas nenori grįžti atgal. Nes testai buvo lygiai. Tai turbūt ir viskas. Dėkui.